Labą rytą, jums jau vakaras, mėlėjai, Dakaro rubrikos žiūrėtojai. Čia aš Tomas Tumalovičius, su jumis iš Dakaro užkulisių. Čia pamatysime, kaip atrodo Benedikto Vanago automobilis prieš startą. Iki starto liko turbūt apie 2-3 valandas. Išoriškai automobilis atrodo tikrai neblogai, net šokių 4-5 metrų, net neįtarsi, kad buvo virtęs. Mechanikai nemiegojo visą naktį, darbavosi. Ir jiem dar šiandien teks vairuoti fūrą visą, pervažiuoti kelius šimtus kilometrų į kitą vietą. Štai ir Benediktas viduje. Šiandien jau tikrai turėtų būti geresnės nuotaikos, pakilesnės, nes lyg ir viskas žymiai geriau negu vakar vakare buvo. Benediktai, gal porą žodžių prieš startą. Iki starto porą valandų liko realiai. Turim dar šiek tiek tokių reikalų ir tikiuosi, kad viską iki galo išsispręsim. Visi, kas netingai padeda iš tiesų ir norim išvažiuoti laiku šiandieną ir atvažiuoti į bivaką vėl. O pamiegoti pavyko? Šiek tiek sprandas skaudėjo, iš tiesų tai toksai nelabai. Manęs garsai nelabai jaudina, bet nelabai radau pozos. Šiaip viskas tvarko. Supratau, gerai. Nu tai ką, tikėsimės, kad viskas gerai, lauksim finišą. O štai čia yra lenktynininkų 5 žvaigždučių viešbučiai. Čia jie gyvena, miega, ilsisi.